Po derliaus nuėmimo dirvožemį nukloja ne šiaip didelis kiekis šiaudų, bet ligninas ir celiuliozė, tvirti polimeriniai junginiai. Kartu su šiaudais lauke pasilieka ir grybinių ligų sukėlėjų. Biomass Organic mikroskopinių grybų štamai, skaidydami liekanas, auga greičiau ir neleidžia patogenams vystytis. Celiuliozę ir ligniną Biomass Organic skaido iki tarpinių junginių. Taip išsaugodami anglį ir maisto medžiagas dirvožemyje vertingesnę formą. Maisto medžiagų išlieka vidutiniškai 23% daugiau. Kasmet formuojasi daugiau humuso. Biomass Organic – tai 3 mikroskopinių grybų štamai iš Lietuvos dirvožemio visoms skaidymo užduotims. Biomass Organic – pagrindiniai augalų liekanų skaidytojai. Bio versijo.